publika norėtų išgirsti. Pirmiausia, dėkoju visiems, kurie atėjote ir kurie išgirdote. Man tai buvo naujas išbandymas. Tuo labiau, kad dirbau su visiškai naujom programom. Viską atnaujinau, visus kubeisus, veiblabus, spektrus ir taip toliau. Pabendravau su inžinieriais, nes reikėjo labai greitai įsisavinti viską. Visos programos su naujais išdėstymais, nieko nerandi. Tai padėjo ir dirbtinis intelektas užklausimais ir gyvi žmonės. Daug naujų galimybių, kurias pabandžiau čia šiek tiek įdėti. Padėjo man ir Kofas iš Emiratų, sugrojęs visą mušamųjų partiją, negirdėdamas mano muzikos, bet numatydamas ar nujausdamas. Žinoma, aš smarkiai preparavau šitą visą informaciją su kompiuteriu. Tai užėmė apie 3 mėnesius darbo. Žinoma, tai aš tik noriu vieną dalyką pasakyti, kad šiuo metu tokių projektų daryti neapsimoka. Kaip ir rašyti operų ar baletų, reiškia, dėl to, kad visiems pakanka bohemos, traviatos ir piacolos tango. Pilnai pakanka ir daugiau nieko iš tavęs nereikia. Net ir šita muzika yra per sudėtinga šiuolaikiniai visuomeniai. Tik labai mažas ratas klausytojų ją domisi arba jiems tokia muzika reikalinga. Didžioji dauguma laukia labai paprastos, primityvios, aiškios, suprantamos, liaudžiai suprantamos muzikos. Ir šiuo metu labai sunku save motyvuoti tokiams projektams. Ir jeigu šalia nebūtų Jono Jučo, tai šito projekto nebūtų. Aš nematau prasmės, reiškia, tuščiai dirbti, pirkti programas, kurios investuojam honorarą, kurį gaunam iš Kauno Jazz, reiškia, ten tos pinigėlius. Ir vėl dabar gausiu, nes jau pasirašiau. Tai jau nusižiūrėjau programą, kuri mano dainas paverčia gyvų dainavimų su lietuvišku tekstu, lietuviškai dainuos. Tai visiškai nauja programa, kurią šiandien kaip tik instaliavau avansu. Tai tokie juokai, žinoma, bet jeigu kalbėti rimtai, tai rašysiu ir ateityje tokius projektus. Nebent ir žmonai, ir savo, ir kaimynams, bet gal ir jums. Dėl to, kad jeigu jau ateis 3 į mūsų koncertą, jau daug. Kai Miltinis sakė, žinai, jeigu į mūsų spektaklį ateis dar 2, tai jau 4. Tai, žodžiu, reikia džiaugtis ir dėkoti, kad jūs ateinate, dėkoti, kad jums reikia ir to, ir šito, ir kitokio, kad jūs siekiat įvairovės, kurios pasaulyje labai daug. Ir mes labai atsilikę nuo tos įvairovės. Mes sukamės tame pačiame rate visą laiką. Labai bijome išsiveržti. Ir šis mano projektas buvo toks kuklus bandymas save truputį užlaužti, įeiti į tokią ne visai man žinomą teritoriją. Drąsiau amžius mane apsaugos nuo kritikos gal sunkios. Ir norėčiau padėkoti ir Rimui už jo triūsą, už jo sprendimus, plojimai. Dėl to, kad jisai irgi, reiškia, jau daug metų su manim bendradarbiauja ir mes per 5 minutės randam bendrą kalbą. Ir manau, kad tikrai efektas buvo pakankamai stiprus, geras ir priimtinas. Dar kartą visiems dėkoju ir nepykite ant mano teksto, nes mano situacijoje aš galiu kalbėti, ką noriu, kiek noriu, kam noriu ir viskas. Ačiū labai, sudie. Ir atidarom festivalį. Ačiū, maestro.